buvo labai žiauriai gerai, aš net dar neatsigaunu, kas įvyko ir dar biškį gal reiks suvirškinti. O kas vyko scenoje? Mes iš tikrųjų patys matėm tik tai mažą dalelę to, kas čia buvo, bet tiek, kiek sutikom žmonių, visi sakė, tai kai ką, tai kai. Avis yra Vilna, pilvas ir blakstiena. Nuo pirmų dienų, kaip mes jau susitikom, Dovke buvo vis, turėjau tokį švarką su zuikiu ant nugaros, tai kažkaip ir nepaleidom tos minties, kad aš visą laiką zuikis. Sieras turėjo būti pantera. Jo, jis norėjo būti liūtas, bet, žinai, jisai kaip bausmė už tai, kad kartais nejaučia ritmo. Jisai turėjo būti vilkas, o Anatolijaus, įpareigoja šitasgi pilvas, toks kaip pas avį, tik tai labiau kaip pas mešką. Kas čia vyksta dabar? Vidžiejus nuėję. Nulis vaizdo. Taip, nulis vaizdo. Nulis vaizdo pasistengė, ne? Jo, nulis vaizdo nemiegojo naktim, ne tik dėl to, kad turi leliuką, mažiuką, va tokį leliuką, bet dar ir dėl to, kad ruošiasi šitam koncertui. Kiek laiko praleidai su Dovilė? Paskutinę savaitę tai visą laiką išskyrus miegą. Išskyrus miegą? Nu taip, jisai turi su kuo miegoti, aš irgi. O kaip jūs susipažinote? Gerai, mes paprastai. Klube prie baro? Jo, restorane, prie kepsnio. Dovilė, bet tu iki to nedainavai? Ne. Kaip tu sužinojai, kad tu gali dainuoti ir taip gražiai? Duše? Tau kažkas pasakė? Man pasakė, bet tai buvo labai senai. Ir kaip pasakė, dar prašė pažadą vieną įvykdyti, bet aš jo neįvykdžiau. Išduosi? Aš turėjau užpildyti albumą nuotraukom, bet jisai yra tuštokas. Kokiom? Koncertų. Tavo koncertų? Taip. Aš buvau prižadėjus, kad toliau dainuosiu ir kad pridėsiu ten nuotraukų, bet aš to nepadariau. Dar nevėlu? Nevėlu. Apie ką jūsų naujas albumas? Apie viską. Ir nieko? Ne, nebus taip, kad bus nieko, ten bus daug visko. Dabar po koncerto sėsim į studiją, užsidarysim ir pradėsim įrašus. Tai ir bus mūsų tas toksai viskas, vienoj krūvoj. Palaukit, jūs dabar sėsit į studiją ir įrašinėti albumą? Nu jo, sėsim į studiją ir įrašinėti albumo, dar turim planų visokių, ta prasme, varysim iki galo.